vairuotojo pusėje nėra rankenėlės, tai viskas kaip ir tvarkoje, tačiau štai nėra rankenėlės tiek priekinio keleivio pusėje, tiek ir gale sėdintiem keleiviam. Spaudžiu akceleratorių iki dugno. Puiku, tikrai puikios važiavimo savybės. Didesnis už Renault Captur, bet pigesnis už elektrinius Renault Megane ir Renault Scenic. Kas? Ogi Renault Symbioz. Tai yra naujas B-C segmento Renault automobilių SUV arba crossover atstovas. Iš esmės, tai yra ta pati platforma kaip Renault Captur, tik automobilis yra didesnis, o tai reiškia praktiškesnis. Turi daugiau vietos sėdintiem gale, taip pat jis turi ir didesnę bagažinę. Na, o štai čia yra mums žinoma hibridinė technologija, naudojama kitose Renault, taip pat Dacia automobiliuose, kur atmosferinis 1.6 litro variklis kartu su elektros motorais pasiekia bendras 145 arklio galias. O šios platformos ypatumas yra tas, kad automobilis galimas tik su priekiniais varančiaisiais ratais. Tačiau, kur kas svarbiau, kas yra gale. O gale yra štai tikrai kaip šiam segmentui, na, B segmento aš jau nebevadinčiau, tai daugiau C segmento automobilis, tikrai didelė bagažinė. Maža to, štai taip pat šioje klasėje tikrai retai sutinkamas sprendimas. Tai mosteli koją ir bagažinė atsidaro. O kai bagažinė atsidaro, tai nulenkus galinių sėdinių atlušus, tą reikia padaryti iš salono. Na ir štai, šią bagažinę telpa nuo 500 litrų iki beveik 1600 litrų. Na, galbūt vienintelis tai, kad yra nedidelė bagažinės anga, tačiau įvertino šios klasės standartus, tai yra tikrai milžiniška bagažinė šios klasės automobiliui. Be to, jeigu norite įdėti ilgą sunkų daiktą, nulenkti galinių sėdinių atlošai yra lygiai su antru bagažinės dugnu, o jį štai dar galima susidėti papildomai daiktų. Kad bagažinė įvertinus šios klasės standartus yra tikrai įspūdingo dydžio. Lyg ir Renault Captur, ta pati platforma, tik automobilis gerokai didesnis. Žinoma, daugiau vietos ir gale. Kaip šiai klasiai, yra jos tikrai nemažai. Ir čia yra dar vienas toksai sprendimas, kad jeigu reikia daugiau vietos bagažinėje, štai, priekinės sėdynės galima tiesiog pastumti. Tiesa, vietos tada kojom visai neliks, tad geriau šias sėdynės atitraukti ir sėdėti patogiau. Taip, darysiu duris. Ir aš čia matau, štai tokios. Vėdinimo grotelės, 2 USB jungtis ir 12 voltų rozetė. Taip pat langeliai gale, gana žema langų linija, tai reiškia salone tikrai pakankamai šviesu. Na, o kad būtų visiškai šviesu, štai matote virš manęs yra štai toks panoraminis stoglangis su fotochrominė danga, kuri elektros pagalba gali tapti visiškai skaidri. Tai jau žinote iš kitų Renault modelių. Ir tiesiog tą sistemą netgi galima valdyti balsu, tiesiog pasakius "Hey Google, open the solar bay." Okay, clearing the solar bay. Štai. Žinoma, pradžiai reikėjo išsiaiškinti, kaip tas dalykas vadinasi, nes atidaryti stogą, uždaryti stogą, kad ir kaip besakytum, ta sistema neveikia. O kai išsiaiškinau, kad tai yra solar bay ir su Google asistento pagalba galima tą pasakyti tiesiog paliepus žodžiu "Hey Google, close the solar bay."
Okay, darkening the solar bay. Na va. Tikrai efektingas ir efektyvus fotochrominis panoraminis stoglangis. Na, o iki visiškos laimės man norėtųsi čia turėti kažkokį porankį, kad galėčiau įsidėti gėrimus. Na, o štai į mažų B segmento automobilių realybę grąžina persėdimas į automobilio priekį. Čia viskas identiška, kaip atnaujintame Renault Capture, ir tai reiškia pakankamai kokybiška, bet per daug neišlaidauta. Kaip B segmento atstovui medžiagos yra tikrai tinkamos, yra net minkštų apdailos medžiagų užuominų, šioje klasėje tai yra tikrai aukšto lygio apdaila, tačiau prisimenant elektrinių Renault Megane Electric, Renault Scenic Electric, salono apdaila su įspūdingu prietaisų skydeliu sujungtu su multimedijos ekranu, čia kur kas viskas paprasčiau. Tikrai dailus spalvotas skaitmeninis ekranas, atskirai štai tokia planšetė kompiuteris, multimedijos sistema su Google multimedijos programinė įranga ir naudotis tikrai patogu, viskas veikia greitai, kaip jau matėte, galima naudotis Google asistento patarimais ir Hey Google, play rock music. Alright, I can play that on YouTube Music or Spotify. Which one do you want to use? YouTube Music. To do that, you'll need to install YouTube Music. In the meantime, here's a radio station in your area. O štai. O, iškart viena garsiausių Heroes del Silencio ispanų muzikos grupių. Štai, tad Google asistentas veikia tikrai neblogai, tačiau žinoma, automobiliai yra kur kas svarbesnių dalykų, tai yra labai daug saugumo sistemų, tai yra aplinkinio vaizdo kameros, statymo pagalba, iš tikrųjų labai daug pagalbinių sistemų, žinoma, hands-free park assist, štai galima pasistatyti automobilį, aš nesikartosiu dėl tų dalykų, kadangi, štai driving assistance ir tikrai labai daug, štai, visokių įvairiausių pagalbinių sistemų, daug nustatymų, naudotis patogu. Na, o kalbant apie ergonominius dalykus, taip pat automobilis yra šaunus, galbūt mano norui šiek tiek norėtųsi labiau žemiau nuleisti vairą, tačiau yra kaip yra. Čia yra belaidis telefono įkrovimas štai šioje apatinėje vietoje, elektroninė automatinės transmisijos svirtis, čia yra vieta pasidėti smulkmenom, 2 USB jungtis ir 12 V rozetė, dar viena niša čia, pagaliau 2 podelių laikikliai, taip, maža dėtuvėlė tarp priekinių sėdinių, nežinau, ką ten galima įsidėti, tačiau tikrai pakankamai didelė ir gili dėtuvė priešais priekinį keleivių, iš tikrųjų štai A4 formato lapas, jisai ten tiesiog pradingsta, čia įvertinimas taip pat maksimalus 10 balų. Na, o kalbant apie kitus dalykus, žinoma, ne tik komandomis žodžiu galima štai padaryti stoglangį skaidrų, tačiau ir štai yra klavišas. Na, viskas atrodo čia tikrai neblogai, ypač įvertinant šios klasės standartais. Žinote, mane dar nustebino automobilio važiavimo savybės, nors bendra platformis su Renault Capture. Tačiau bent jau subjektyviai vertinant, automobilis važiuoja tyliau ir ypač tai kokiuose aštresniuose posūkiuose jisai valdoma šiek tiek geriau, galbūt dėl to, kad yra tiesiog žemesnis, nes jeigu Renault Capture mažasis važiuoja šiek tiek sviruodamas, kaip ir tikriausiai priklauso mažam SUV crossover automobiliui, tai Renault Symbioz, vis dar niekaip neįprantu prie šio vardo, važiuoja tikrai, sakykime taip,
dinamiškiau. Žinoma, tikrai pakankamai dinamiška hibridinė 145 arklio galių pavara. Veikia taip pat stebėtinai sklandžiai, kas maloniai džiugina. Na, gamintojas nurodo, kad VLTP matavimų degalų sąnaudos yra 4,6 litro 100 km. Štai mes pasivažinėjame gana aktyviai ir tos sąnaudos dabar yra 5,6 litro. Važiavome ir greitkeliais, važiavome ir štai tokiais kalnų keliais. Tai jau ši hibridinė Renault pavara tikrai yra įrodžius ne viename automobilyje, kad ji yra tikrai efektyvi. Žinoma, jos efektyvumas yra didesnis, kai važiuojama mieste. Užmiestyje efektyvumas nėra toks didelis. O ir pats automobilis valdomas, sakyčiau, tikrai pakankamai neblogai. Žinoma, šiek tiek neutrali vairo sistema, tai reiškia jau labai to tikslaus atsako nėra, bet tikrai ne šis automobilių segmentas, kuriam tai yra būtina savybė. Vairuojasi, valdosi, automobilis tikrai gerai. Taip pat yra pakankamai komfortiškas, kol nepervažiuojama arba labai gili duobė, arba štai greitai ribojantis kalneliai ir tada jau pasijunta, kad visgi čia yra dideli 19 colių skersmens ratlankiai su žemo profilio padangomis. Nu, tai reiškia, kad visgi didesnius nelygumus jis įveikia gana kietai, gana standžiai. Tačiau tai yra kaina to, kad valdymo savybės iš esmės yra tikrai labai neblogos, ypač kalbant šios klasės automobilių standartais. Na ir štai galima važiuoti. Tikrai labai dinamiškai galima pasirinkti štai net ir sportišką režimą ir taip pat važiuodami su kolega atkreipėme dėmesį, kad ši pavara veikia gana tyliai. Štai nuspaudžiu akceleratorių praktiškai iki dugno. O, stebėtina, kaip tyliai veikia ši pavara. Nu. Tikrai, tikriausiai pirmą kartą Renault automobilio susiduriu, kad ši hibridinė pavara būtų tokia tyli, nes kartais jinai erzindavo tikrai garsių darbų kitose automobiliuose. Šiamegi Renault Simbios, tai spaudžiu akceleratorių iki dugno. Puiku, tikrai puikios važiavimo savybės. Pabaigsiu nuo ko ir pradėjau. Pigesnis už Renault Scenic, Renault Megane. Tiesa, tie abu automobiliai yra elektriniai, tad žinant, kad čia yra bendra platformis su Renault Captur, tikriausiai su juo reikėtų ir lyginti. Taigi, šio automobilio kaina, o pirmi šie automobiliai pirkėjus pasieks šių metų rugsėjo mėnesį, prasideda nuo 30 290 eurų. Čia su 145 arklio galių hibridinė pavara. Geriausia Iconic komplektacija papildomai kainuoja 3,5 tūkstančio eurų. Atrodo kaip ir nemažai už šio segmento automobilio, tačiau jeigu palyginti su Renault Captur, pirmas dalykas, tai iškart į akis krenta, kad Renault Captur kaina prasideda nuo mažiau nei 20 tūkstančių eurų. Tai reiškia 10 tūkstančių eurų skirtumas, kuris atrodo iš tiesų didelis. Tačiau tai yra automobiliai su mechaninėmis transmisijomis ir tikriausiai šiais laikais toks dalykas nebėra aktualus. Jeigu tik norite su automatinė greičių dėže, iškart tokio automobilio kaina yra nuo 25 tūkstančių eurų. Tačiau, jeigu norite su tokia pačia efektyvia hibridinė pavara, tokio Renault Captur kaina yra 28 tūkstančių eurų. Ir tai yra tik 2 tūkstančių eurų skirtumas bendra platformių ir už tos 2000 eurų jūs gaunate gerokai daugiau automobilio, daugiau vietos gale, gerokai didesnę bagažinę. Subjektyviai vertinant, važiavimo komfortas yra geresnis nei Renault Captur. Na, iš tikrųjų, turiu pasakyti, kad tokiu atveju, jeigu renkatės geriausią Renault Captur komplektaciją ir palyginti su Renault Simbios, tai
Symbios tikrai vienareikšmiškai yra kur kas geresnis, logiškesnis pasirinkimas. Tad pabaigai aš tiesiog noriu pasidžiaugti tai, kad, ką aš kalbėjau apie Renault Scenic, tai, kad pardavėjai tikriausia turės didelį iššūkį parduoti Renault Scenic, kurio kaina prasideda nuo 44 000 eurų su 60 kWh talpos akumuliatoriumi, su dar didesniu. Jo kaina yra 49 000 eurų, tad kalbant apie kompaktinės klasės šeimininį automobilį, tai yra dideli pinigai ir man labai džiugu, kad Renault gamoje atsirado šis naujas Renault Symbios modelis, kuris yra tikrai geresnis pasirinkimas nei Renault Captur. Taip pat yra puiki ir gerokai pigesnė alternatyva negu vien tik elektra varomi Renault Scenic ir Megane automobiliai. Dar filmuodamas vakar mašiną ir po pristatymo sužinojau dar vieną dalyką, kad aš kalbėjau apie bazinę versiją su hibridinė pavara, kuri kainuos nuo 30 000 eurų. Ir visgi bus pigesnės netgi iki 5 000 eurų versijos su įprastais benzininiais motorais, kurios kainuos nuo 25 000 eurų. Tiesa, pasirodys jos kažkiek vėliau, tad aš manau, tai yra svarbus faktas tiem, kas nori įsigyti tikrai nemažą erdvų miesto automobilį. Kitas dar dalykas, čia kolegos akcentavo, štai yra atskiras mygtukas, kur yra štai, šitoje vietoje galima iš karto išjungti perspėjimą apie greitį ir tai yra patogu, nes pagal dabartinę šiuolaikinio saugumo eismo taisyklės visą laiką turi būti ši sistema aktyvuota ir kartais kai kuriuose automobiliuose reikia lysti į meniu parinktis ir ieškoti, kur yra visi tie nustatymai. Šiuo atveju šiame Renault automobilyje yra viskas labai paprasta, yra vienas mygtukas ir galima pasirinkti tuos dalykus. Ir galbūt du dalykai, kurių taip pat aš vakar nepaminėjau kaip trūkumų, tai iš tikrųjų, kad vairuotojo pusėje nėra rankenėlės, tai viskas kaip ir tvarkoje, tačiau štai nėra rankenėlės tiek priekinio keleivio pusėje, tiek ir gale sėdintiem keleiviam. Tai čia neturėjom aiškaus atsakymo, kodėl buvo sutaupyta, akivaizdu, kad čia galima kažkiek tai optimizuoti automobilio kainą, tačiau vėlgi yra toks niuansiukas, kad tiesiog nėra rankenėlių ir jeigu važiuojate, su šito automobiliu galima važiuoti tikrai dinamiškai, tai nėra rankenėlių, įsitverti jūsų keleiviam nebus kur. O antras vėlgi yra pozityvus, kad šis Renault Symbios, būdamas mažesnis tiek už Renault Arcana, tiek už Renault Austral, kurio apžvalgą žinome, galite pasižiūrėti Motorai TV YouTube kanale, yra erdvesnis ir turi didesnę bagažinę negu šie du automobiliai. Žinoma, tokios funkcijos kaip kojos mosto atidaroma galinė bagažinė, taip pat štai toks įspūdingas panoraminis stoglangis yra tikrai nedažnai sutinkami dalykai šioje B segmento klasėje. Hey Google, open the solar bay. Okay, clearing the solar bay.